Sveiki. Nu, tai sveiki. Dar vienas savaitgalis prabėgo. Vyručiai, įvardinkit vienu sakiniu šį savaitgalį. Pradėkime. Gerai, tai manau, gana netikėtas savaitgalis, vienu sakiniu toks man, taip ir pasakysiu, kad nustebino mane ir sakau, gana netikėtas savaitgalis. Tik tiek. Netikėtas. Šiaip tai žiūrint, visiškai man tai nieko netikėto nebuvo tokio, aišku, gal tik rezultatų skirtumai, bet pagal tie, kas nugalėjo, tai to ir tikėjomės tikriausiai, aš bent jau. Bet jeigu apibūdinti, kas į galvą įkrito, tai senas geras Velsas, seni blogi italai ir nuobodus britų regbis. Labai blogi italai ar labai geri prancūzai? Į rezultatą žiūrint, antras pagal blogumo pralaimėjimas istorijai, aišku, ir pergalė, bet... Vis 100 taškų rungtynėse? Tai čia jau būktų geras, būktų blogas, bet čia jau... 10 taškų gauti jau yra reikalų. Tai va, aš taip, o kaip tu? Aš tai toks, sakyčiau, gal kupinas visko, taškų, ar netikėtumų, gal ne visai, bet jo, emocijų gal... Žiūrint ir iš anglų pusės, ne, tai toks, sakyčiau, jo, kupinas visokiausių... Įdomus. Įdomus. Kažkas nutiko kiekvienose rungtynėse, tai gal... Taip, apie įdomumus kalbant, tai kurias rungtynės įskirtumėt kaip įdomiausias? Kurias žiūrėtų, o čia tai jau toks... Tai, pavyzdžiui, žiūrint, tikriausiai iš kurio fano perspektyvo žiūrint, jeigu iš neutralaus, tai tikriausiai žiūrint prancūzus ir italus įdomiausia, gal žiūrėt, daug atakos, oportunistiniai spyriai. Bet intrigos ten nedaug. Intrigos nebuvo, bet jeigu tiesiog, kad jeigu žiūrėt kaip suprantant kažko daugiau, tai tikriausiai labai įdomus regbis buvo, gal, nežinau, taip tokia mintišo, bet nežinau, man asmeniškai tai visiškai Velsas rungtynės, visiškai, kad ir anglai su škotais buvo, bet neslėpsiu tikrai antro kėlinio vidury. Primygęs buvau žiūrėdamas tas rungtynės, nes buvo, man atrodo, gal 40 minučių be taškų. Buvo. Yeah. Tai, blemba, labai tikrai... Ir taškai nuobodus. Ir taškai ten nuobodus, iš tikrųjų. Tai man visiškai pirmas rungtynės, visiškai... Ir netikėtumas, tas tikrai kažkoks ten buvo, kur galbūt to ar buvo galima tikėtis bent pusę, kaip sakyt, tyliai. Kaip ir kalbėjom, kad tas trenerių pasikeitimas, sukrėtimas visą laiką būna kažkiek toks, kad vėl žaidėjai persiverčia, treneris pasikviečia, naujas stafas, treneris pasikviečia žaidėjus, kurie yra... Tokia tendencija jaučiu, bet kuriam sporte. Taip dažniausiai jo būna, tas pirmas sukrėtimas toks. Bet treneris pasikviečia žaidėjus, kurie žaidžia savo pozicijose normaliai. Tai va, tas yra gal vienas, ką tu sakai, skirtumas, kad jeigu tu pakeiti naują trenerį ir nieko nepakeiti komandai, kas dažnai būna kitos sporto šakose, tai... Čia kai daug opcijų, tai... Čia yra, tai ten tu nieko nepadarysi, apart emocijos tikriausiai per 3 treniruotės. Jau, sakė, turėjo... Čia tu gali pakviesti vietoj 21 metų, 10 gali pakviesti patyrusi, kuris ten žaidžia visą gyvenimą ir tas ir buvo tikriausiai kertinis momentas, vienas iš kertinių momentų. Tikriausiai kalbė apie 10 numerį pat. Labai... Tai tas ir buvo, aš jau buvau po pirmo kėlinio dar taip... Ramiai žiūrėjau visą situaciją, bet kai iš karto užnešė tą žeminimą antro kėlinio pradžioje, jau žiūrėjau, čia reikia pradėti pratintis šaltą vandenį lyst. Bet paskui... Patikslinkit, pirmavo. Daug. Vienu momentu ten vos ne 5 taškų persvara buvo. Buvo 18-13? 13, jo. Taip. Šiaip... Man taip pat tikriausiai, jeigu iš mano perspektyvos asmeniškai, tai Velsas Airiai. Nes, kaip ir jūs kalbat, kad įdomu pamatyti kažkokią naują energiją, kažkokį ten, kaip bus, patys žaidėjai, kaip jie sureaguos į tą visą naują kažkokį stafą, už ką jie žaidžia ir taip toliau, tai, įdomu buvo. Tai iš tikrųjų, kadangi tai buvo pirmas rungtynės, gal ir einam link tų rungtynių, galim tą aptart?
Ne, tai aišku, pradedam. Kaip statistika ten, Pauliau? Statistika labai panaši šitų rungtynių. Kas nustebino Tiek labiausiai? mane nustebino pradžioj tas, kad pirmas 20 minučių Velsas nebuvo atėjęs iki 22. Pirmas 20 minučių. Pirmas 20 minučių, okei. Visiškai nebuvo įžengęs į 22 zoną ir tas buvo labai įdomu. Bet paskui vis tiek statistika galiai įsilygino. Ką matysim kitose rungtynėse, ten viskas buvo kitaip. Ir vėl, visa esmė, kad suspardė airiai savo spyrius, Pedergastas. Gerą raketą paleido. Matėt? Ir kokius spyrius. Daro klaidų šiek tiek nedaug, Jo. kaip toks Bet- jaunas gana 10. Bet 10 numeris visada darys daugiau. Tai daugiausia darys klaidų. daugiau klaidų, aišku, bet Susispardė. tai Ką reiškia? Įspyrė, turiu Iš rankos baudas. turi omeny? Baudas, Bet okei. ir baudas suspardė. Nu, bet aš turiu omeny iš rankų, keli spyriai buvo tokie. Jo, ir tas buvo vienas spyris, kur iš savo vos ne 22 į 50-22 padarė. Neįmanoma to. Tai labai įdomi pačią spyrimo technika iš rankos. Tai irgi kamuolys skrenda toli, bet ir vėl pasitikėjimas žaidėjo kosminis. Vienas spyris spyrė tiesiai į autą, nes pats gal nepastebėjo, parsinešė į 2-2 ir tada įspyrė Tikriausiai. tiesiai į autą. Ir tada Velsas žemino ir paskui kita ten ataka įspyrė tą 50-22 visiškai kosminį. Tai vėl pasitikėjimas didelis. Ir Bet šiaip tai vienas iš spyrių buvo paskutinėse atakose, kur vos nežemino Velsas per milimetrą krašte. taip, tai ten tą. Tai viską tai prasidėjo nuo prastojo spyrio. Tai Vat, taip ir yra tų klaidų, bet viską- iš tikrųjų ir pasitikėjimas vis tiek dar toliau tai daryti. Tai jis turi tą daryti, nu, tai tu Na, jis turi tai turi tą daryti. Čia, Taip, čia, O primint man tas spyrą šiek tiek. iš savo 22 iš vidurio maždaug spyrė ir pataikė tiesiai už žibį. Ir jie sugrįžo į... Jo, nes- Ir čia nais. Nes jis pats įsinešė. Jo, tai čia tas kamuolį, epizodas. kalbu. Jo, Tai tai... nežemino Velsas, o vos nežemino. Nes Jo. Nu jo, čia tas... Pritrūko milimetro, literaliai milimetro iš tikrųjų. Tai jo, toks... Ir viskas galėjo pasikreipti visai kitaip, nes tikriausiai būtų Velsas veršęs į priekį tada 1 tašku, jeigu būtų spyrę taip, realizacija. tai nebūtų vėl kitaip. Nes ne Finn Smith, nes ne Finn Russell spyrė. Būtų spyrė. Tai jo, iš tikrųjų. Man tai statistika žiauriausia yra ta, kad iš šitų rungtynių Velsas nepasėmė bonus tašką. Na, Tai yra žiauru, nes tikrai nusipelnė to ir iki pat pabaigos rungtynių buvo. Tik pabaigoje porą tų klaidelių, tokių baudelių, gal net ir tokių Ko dėl trūksta airių Velsui? autoriteto, ten prieš Bundekį, kur buvo pražanga tokia labai paprasta užkelimą rakę, tai toks, nu, nežinau. Ko trūksta Velsui, kad laimėtų? Ta prasme, dabar nieko netrūksta, nes jie vos nelaimėjo prieš tikriausiai komandą, kuri laimės tą Grand Slamą. Tai jiem nieko netrūksta. Bet gal nebūtent, kad imtume dabartinės rungtynės, ne, bet šiaip žiūrint ir į ateitį, nu ko jam trūktų, kaip jūs galvojate, prasme, nu, iš jūsų perspektyvos, kur labiausiai stringa jie ir žinom, kad atako, bet labai banalu. Bet dabar labai sunku tą sakys įvardinti tikriausiai, nes visiškai pasikeitė žaidimas ir dabar buvo visiškai senas, geras vėl žaidimas, kai jis siunčia kamuolį į galą, kai nebėra tokie nuspėjami, kaip kad buvo ypatingai pirmose rungtynėse, kur buvo visiškai direct, aišku, oras buvo prastesnis, bet tikrai dabar nebe tokie nuspėjami ir senas geras Velsas, kaip ir sakiau, ir dar prieš spiriant paskutinį spyrį airiams galvoju, nu jeigu nepataiks ir Velsas pagaus kamuolį, jie tikrai atakuos, nes, na, aš normalu, kad atakuos. Ir aš buvau beveik įsitikinęs, kad jie tikrai turės progą žemę, tai labai gaila, kad nepavyko. Tikriausiai vidurio linija buvo perėję ir pametė kamuolį. Tai tas parodo, kad jų ataka visai kas kita. Bet tikriausiai, kad playmakerio pozicija ir galbūt eina kalba apie apskritai apie backline, finisherius galbūt. Man žiūri. Dar pabaigsiu mintį, kas susijęs su finisheriais
naujas žaidėjas debutavo Velso sudėty Jo. Elismi. Ir labai įdomi statistika. 14 kerių, Jo debiutas buvo. 5 defenders beaten, Jo, labai ir vos nepažemintas. vos 3 offloadai, va, šiam 7 metrai. Ir labai man smagus momentas. Aš atsimenu, man labai patikdavo George North, žaidėjas, kuris, sakykim, gal nesėkminga kažkiek karjerą dėl smegenų strenkimo, kuris debutavo rungtynėse Autumn International prieš Australiją. Jam buvo 17 metų, čia buvo 2009 metai, jeigu neklystu, jam buvo 17 metų, ar 2010, nes 92 jo. Jam buvo 17 metų ir jis pelnė 2 žeminimus. Vieną tai tikrai, gal ir 2 žeminimus pelnė ir tas buvo debiutas. Ir realiai nuo to prasidėjo visa, kaip sakyt, jisai atėjo ir buvo kertinis žaidėjas Velso. Abejo, ar bus Elis toksai, bet tokia nauja pradžia, toks fainas momentėlis, bent jau man asmeniškai kaip Velso fanai. O daugiau, tai nežinau, sakau, airiai vėl įrodė, kad jie žaidžia 8 minučių. Tikrai pasijutė Bundekio įėjimą. Bet aš noriu pakalbėti apie tai, kaip vertina tą pakeitimą taisyklių ir 20 minučių raudoną kortelę. Nes jeigu šituo atveju būtų nebuvo 20 minučių, būtų visam laiku likusiam raudoną kortelę, Bundekis tikriausiai net nebūtų išėjęs į aikštelę. Ir vėl tas kertinis arba būtų kažką sukeitę, bet vėl tada kažkur kitur trūksta. Ir irgi spauda kalba, kad angliška medija būtent kalba, kad visa regbio ta unija, sąjunga nori išvengti tokių grėbimų, kur galva į galvą. Aišku, ten sako, kad gal buvo tas mitigation, lenkimasis, bet vis tiek ta raudona kortelė turėjo būti, bet kai tu bandai padaryti taisyklę, kad galva į galvą netinkamas paveiksmas ir tada tu duodi tik tai 20 minučių ir tu palengvini tą visą, leidi rizikuoti daugiau. Kai tu rizikuoji, tu daugiau yra galva į galvą momentų. Čia geras momentas iš tikrųjų. Tas 20 minučių labai, nes Velsui viskas buvo gerai iki tol, kol neišėjo Bundekis. Atėjo ir viskas. Tai čia tą net ir šnekėjo apžvalgininkai ir žaidėjai, kad va, čia bus įdomu, kaip pranešė, kad jis nuo suolo kils. Čia bus įdomu, kas jį gali stabdyti, kai esi pavargęs ir ten likus 20 minučių rungtynių galo, bet atsakant tą klausimą, kaip vertinu, nežinau. Man yra tiesiog, žinai ko gaila? Man yra gaila, pavyzdžiui, Velso, kai žaidė pasaulio čempionate pusfinalį prieš prancūzus ir kai Sam Warburton gavo raudoną kortelę, ir kad jis tada neturėjo galimybės po 20 minučių sugrįžti. Ne, bet ne jis negali grįžti, bet grįžta kitas žaidėjas. Bet aš, vis tiek, žaidė 14, kur gavo pirmam kėlinį, jeigu gerai pamenu. Ir tai buvo Velsas, jie tikrai gali tapti pasaulio čempionai, tikriausiai vieną kartą per 100 metų. Ir va tada jie tos galimybės negavo, o dabar tos, nežinau, Tai lygiai taip pat. Niekur sporte taip nėra iš tikrųjų. Yra momentas, kad turbūt ta raudona kortelė už tokį veiksmą galva į galvą. Intencijos nėra trenktis galvom tikriausiai. Ne, tas tiesa, bet vėl. Labai lengva tą supras, kai tu pats gal žaidži regbį ir tu labai viskas yra paremta tais momentais, mažais momentais. Ir kai tu, sako, nebandė lenktis, nebuvo kaip ten. No mitigation, nebandė lenktis ar panašiai, ta kūno pozicija nebuvo paruošta, bet kartais viskas taip greitai vyksta, kad tu tiesiog jau gal net bandydamas tą momentą lenktis ir tavo galva tiesiog susidaužyta galva ir tu už tai gauni raudoną kortelę. Na, taip, tai. Intencijos tai tame tikrai nėra ir nužudyti žaidimą už tokį veiksmą, tai yra iš tikrųjų tai va, skaudu. Čia gerą Domantas pasakė, tai šiemet, ne šiemet, o 23 pasaulio čempionatas. Sam Keinas. 7 minutę gauni kortelę ir tu 14 žaidži, bet ten dar mažesnė ta raudona kortelė buvo, žinai. Toks irgi galvai. Taisyklės su galva, kaip ir jos tokios gan strikti yra, ten yra vis, ar tu mytini tos kriterijus. Taip. Bet regbis toks sportas, kur tikrai yra teisėjo daug interpretacijos, kaip jisai supranta. Ir iš teorinės pusės labiau negu kad iš praktinės, ar ne? Nes, bet iš tikrųjų, taisyklės tai yra taisyklės. Ypatingai kai kuriuose taisyklėse, tai va šitoj vietoj kartais teisėjo gal interpretacija gali
kaip sakyt, nulemti, ar tu žaisi dar finale, ar jau nebežaisi finale. Taip. Tai va toksai tų momentų yra. Tai va, nežinau, įsiplėtėm iš tikrųjų. Bet ir dar pabaigai šitų rungtynių, nors kas tikėjosi, kad Velsas, sakai, kad nepelnė bonus taško, bet kas tikėjosi, kad iš airių atims bonus tašką. Velsas. Čia įdomu. Čia labai įdomu. Iš tikrųjų, ir gali kainuoti brangiai. Taip, ir paskui matysim, kad aptarsim galę dar lentelę, tai tas bus labai irgi įdomu. Tai Sekantis- Spėjimukus laimėjo Domantas šitų rungtynių. Aš sakiau, kad 17 laimės airiai. Aš sakiau, kad 27. Aš sakiau, kad 8. Ne, 7. Ne. Ne, tu sakai daug, irgi ten 24 berots. Kaim iš Anglijos škotis. Taip. Tai... Nes Domantas. Bet būčiau visiškai apsidžiaugęs, jeigu būčiau nepataikęs, kad airiai laimės. Labai būčiau apsidžiaugęs. Paulius nelabai tikriausiai. Aš ne. Ar tai... Bet dabar su kiekvienu rizika, nes dar vėl suliko škotai. Gali būti įdomu. Gali būti įdomu. Tai jo, bet, ta prasme, škotai ir anglai, bet tas gali būti. Ir žinom, kiek sportė tas emocija komandos viduj, kiek lemia. Velsas jau viskas, kaip sakyti, jie jau nebeturi ką prarast, bet jų kreivė emocinė po šituo sąlygiu, aš manau, kad kyla. Jo, tai Jie atsimušė į dugną ir dabar kyla. Ar nemuš toliau dugno klausimas čia dar, bet bent jau dabar trumpam kyla. Škotai, once again. Next year. Gerai, tai iškart gal reinam, škotai anglai. Tai Van der Merve sužaidė ar ne? Tai sužaidė ir žvėriškai, kaip visada. Eilinį kartą. Senelis. Senelis. Nuobodžios rungtynės ar labai nuobodžios? Nu, Pradžia tai labai įdomi, kaip įdomi, gera pradžia, pirmas, 15 gal minučių, ne, kur ir žeminimas, ir antras žeminimas. Jo, ir tada prasidėjo tas taktinis visiškas spardymas, kur net labai buvo įdomu, žaidžia anglai namie, pagauna Finsmitas kamuolį, ruošiasi spyriui ir sirgaliai švilpia jam. Nu, čia beveik švilpia, tai, ne jam tikriausiai jau. O žino, kas laukia, kad dabar. Kad bus spyris ir ką čia jūs nusišnekat ir... Tai va tas labai mane gal nustebino kiek, kad savis ir galiai nušilpinėja žaidimo stilių. Jo, bet vėl, jeigu tu laimi. Anglai dar turi galimybę tapti čempionais. Ir jeigu bus čempionai, tie patys, kurie švilpia, kels pintą. Ar tai reiškia, kad čia pareina namo? Potencialiai. Aš labai... Reina, bet ar pareis šiaip klausimas. Šiaip įdomu, kaip anglų fanai patys valdai. Pakomentuok tu. Ar tu džiaugtumės tokiu žaidimu laimėdamas 6 nacijas? Aš nemanau, kad reiktų džiaugtis. Valdas dabar labiau Velsą palaiko, nes nori, kad tai listai man. Tai labai įdomu iš statistinės pusės. Jeigu nežiūrėti rezultatą, žiūrėti tik statistiką pačią, tai žeminimai 3-1, carry 80-160. Čia viskas į škotų pusę. Meters gained 470 ir 940. Vėl dvigubai. Kosmosas. Tada line breaks 2-9. Nu čia vėl defenders beaten 10-35. Visur yra toks kosmosas, kad total passes 99-250. Nu čia yra nerealu. Tai aišku, ne visada skaičius statistikos nulėmė efektyvumą to kiekvieno įvykio. Taip, bet tokie kaip defenders beaten ir line breaks. Kiek, pavyzdžiui, pražangų? Pražangų yra... Ir unforced errors. 12 ir 14. Škotų 12 pražangų, o handling errors 11 anglų, 19 škotų. Tai tas yra, bet vis tiek. Jeigu tu ten 8 kartus line breaką padarai ir tas 8 pameti, kaip sakai, kažkaip lygina, nebūtinai tą kiekybę, bet jo, žiūrint, taip šiaip. Tas labai, sakau, man labai įdomu, aišku, penalty goals, anglai 3 iš 3, škotai nei vieno nespyrė penalčio. Ir daug praspyrė. Ir škotai. Ne vieno penalty nei vieno nespyrė. O visus 3 conversations praspyrė. Pro šalį. O anglai tą vieną pataikė, aišku, spyrė iš vidurio.
Ten net kalbėjo, kad galėjo nešti labiau į vidų kelis metrus, kad... Jo, ir buvo, irgi žiūrėjau apžvalgą ten detalesnę. Jo, galėjo nešti, bet buvo ten 3 žmonės. Bet vienas įdomus dalykas buvo, kad teisėjas pastatė 3 metrais arčiau linijos, kai baigėsi linija. Ir turėjo būti 5 metrai nuo, bet pastatė ten vos ne 2 metrai nuo linijos tik tai. Labai irgi įdomu, kodėl buvo, nes sako, ne, turi statyti čia, nes čia buvo tipo žeminimas. Geras. Ir, nu, dar tam pačiam paskutinis conversationas. Kodėl Finas Russellas taip greit spyrė kamuolį? Galbūt, kad liktų spėtų laiko. Jo, tikriausiai, kad liktų laiko dar. Galbūt Bet to. šiaip įdomu, nu, bet tai tu įspėri ir viskas baigta. Čia tikriausiai kad yra momentas irgi, kaip tu Toks sakai, nei tas tai tikriausiai. Iš profesionalumo pusės turbūt logiška būtų buvę, kad pirmą padaryk, o po to Žodžiu, Finn Russell, nu, prisiminkim, kad gavo concussioną prieš 2 savaitės. turi Gal tas įtakos. dar irgi. Gal biškį. Bet aš nežinau, jūs transliaciją, kurią žiūrėjot, aš laukiu to paskutinio spyrio ir kadras buvo iš kitos pusės, kur tu nematai, ar jis spyrė ar ne. Jo, irgi Stebėta? tas. Ne, aš tai, bet mums tai nesu tikras. Aš žiūrėjau, rodė iš kitos pusės, nerodė į vartus. Mes tai žiūrėjom. Ir aš žiūriu, galvoju, bleva, nu turi atleisti šitą... Nes čia rodė ITV ir vėl čia buvo tas pats, galbūt dėl to, nes galvoja visi tie režisieriai, kad bus tiesiog palauks iki galo ir spirs. Na, O tai- čia Gal. pasistatė 20 sekundžių, praėjo, spyrė iš Labai Bet- keista. Iš jo pusės, ką žinai, ar tai turi įtako, žinant, jis toks, gal net jam ir geriau net taip nesitaikys, ne? Jis toks, Gal. Nu, Na, šį kartą nebuvo, bet... Tikrai nebuvo, bet sudėtingas spyris, nu sakykit, ką nori, čia iš pačio krašto. Ne, tai realiai, aišku sudėtingas. Visi ten buvo šiaip palei sunkūs štangą spyriai. Jo, praėjo, tai čia aišku, čia nėra, kalbu, kad turi pataikyti ir tokius spyrius, bet, nu... Bent vieną iš 3 turėtų. Vieną iš 3 turėtum. Ir anglų žeminimas, kaip vertinat anglų žeminimą? Nu, Šiaip labai įdomu, kad Tiemo tikrina viską nuo A iki Z, Išskyrus žeminimus. bet šito sugalvojo netikrinti. aš kartais irgi, nežinau. Visiškai Ar tai kosmosas buvo, nes... Klausimas. Aš sakau, kai ten pasaulio čempionate, kur sugražino ten 10 fazių atgal, kur Taip, Zelandai taip, pamušė. taip. Zelandai ten lainautė, nežymiai ten pametė Taip, kamoliuką ar ten į priekį. Molė ten, man atrodo. Be leidžiant į atsitrenkė. molą, Jo. ten atsitrenkė. Ir po 10 ten, nu, nežinau kiek fazių, bet tikrai ne po vienos sugražino atgal, kurių buvo... nu, Taip, nežinau. labai. O tokį dalyką čia nais, nu, Kur jau tikrai lemiantis. vienintelis žeminimas. Jo, realiai, vienintelis žinai. žeminimas ir tokie lemiantis momentai, nu sakykime, jau. Ir- margin game'as tas. Ir jau. kai klausė tie reporteriai, tas, kur žemino, sako, tai lėtėjai kamolį žemę ar nelėtė? Užteko teisėjai, sako. Nu, toks net Politkorektiškas. labai, sako, teisėjas matė viskas. Nu, logiškai, nesakysi turbūt, kad nebuvo. Bet tikrai žvengia iš O to. jeigu kad prisipažintum, Nenuimtų tikrai. Ne? Tai aišku, ne. jeigu sakytum, ne, aš nežeminau, neužskaitykit žeminimo. Užskaitytų ar ne? Neįsivaizduoju. Geras klausimas toks, ne? Ne, jeigu Hipotetinis. pasakytum iš karto, tai manau, kad jo. Tai jau aš nežeminau. Ne, pamečiau kamuolį, sakykime, tai jaučiu nuimti. Nu, atiduok šiaip. Reiktų pabandyti. Ne, tik ne pas mus gal. Tik tai. Nes Galim savaitgalį pabandyti. Pirmą žeminti reikia. Gali ir netyčia taip gauti, žinai. Yra buvę. Tai kaip su spėjimais? Tai šitą domantas irgi laimėjo. Ką, ir vėl aš? Jau daraisi gūrų. Aš sakiau, kad 4, bet... Sakiau, kad škotai laimės iš vis. Anglija. Bet čia, taip žiūrint, su to spyriu, čia toks... Škotai nelaimėjo ant vieno. Galima taip sakyti. Nu, bet vėl, Tas geras. šiaip Škotai nelaimėjo ant vieno, nes vėl man tas, nu, šiek tiek anglų lucky. Prancūzai visiškai pasisekė. Čia vėl pasiseka 1 tašku vėl. Nežinau, kiek tai gali tęstis. Aišku, dar liko kelios rungtynės, bet šiaip sakau, galę dar apžvelgsim, kaip gali baigtis dar turnyras. Tai... Jo, būtinai. Ir ką, ir
paskutinis. Sekmadienis. All Star Game arba kaip ten, Arba kaip ten, taip, kaip jo. ten pavadinti tiesiog. Koks čia jau būtų. Ne, ten buvo Garibaldžio taurė, tai vad, kaip sakyt. Šiaip labai, Tarp kitko, dar grįžtant prie Airiai laimėjo tą Triple Crown. jo, taip, Yra tas titulas, kur jeigu nugali visas Britų šalis gauna Triple Crown, ta senoji realiai Taip. 6 nacijų, 4 nacijų ta taurė, tai toksai sveikinimai Airiams. fainai, gali Maikę atsinešti vėl. Atsinešiu. Tai jo. Gal sudėgiam tas Maikės vieną dieną, kažkokias tai favoritų ar... Tai jau čia, aš laukiu, kada įsiverš prancūzai į priekį, tai Laukiu irgi jau pakabinęs Maikę, jau buvau užtraukęs šį kartą, dabar dar sulankščiau. Jau dulkės reiks nupūsti. Truputuką, jo, 1,5 metų laukiu. tai va, ir jeigu tada einant prie prancūzų, ką turit pasakyti? pirmas 20 minučių atrodo, kad iš vis nieko nebus, bus taškų. Tai pirmi žemino italai dar, ne, Melončelo, 7-0 maras buvo. Jo, bet Bet po 2 ar 1 ten prancūzų neužskaitimo. Jo, vieną Taip, neužskaitė. Tada ten, bet 20 minučių nebuvo taškų ir atrodo, kad visiškai nieko nebus. Po to Ir prasidėjo tada- alakartė, jau kai Ten ką nori tą dėdį. per kitas 20 minučių 60 taškų pirmam ant kelnyt. Jo, Žiūrėjom dar kartu su Tomu, tai buvo visiškas ten. Jo, tikrai. Ką nori, tą daro ten. Bet šiaip prancūzų skilo levelis, ten gali gintis kaip nori. Bet kai tau atspiria ir Bėla Berį gauna kamuolį čia su savo kita ranka, pamuša tiesiog kamuolį atgal, nu ten yra nerealu. Jau čia- All Star Game, lyg tačą žaistų paplūdimį ar kažkaip. Neįtikėtina, tikrai neįtikėtina. Kiek su anglais prancūzai pametė kamuolių, tai čia tiek nepametė, tiek viską, ką norėjo, tą ir Čia darė. gal tada iš dienų, kur kai viską darai ir viskas eina dar, nu, ta prasme, viskas sukrenta į tavo pusę, Tas. kamuolys atšoka į tavo pusę. Daugiau 11 Šiaip žemė. italai irgi turėjo daug progų. Na, Bet jie daug ir taškų pelnė, sakykime. Natūralu, kad kai tu neši 80, tai tu leisi ir kitiem tikriausiai Kažkiek užnešti nebus atakuojančių antpuolio. komandai. Tikriausiai. Kad ten žaistum prieš, kaip būna pasaulio čempionatuose, prieš ten silpnesnę komandą kokią, Nu, taip. ten Namibijos visos ir panašiai. Ir tai jos būna užneša vieną kitą taškelį, bet vieną kitą žeminimą. Tai labai sunku išlaikyti tą gynybos intensyvumą, kai tu žinai, kad tu priekyje esi ant 10 žeminimų beveik. Tai... Tai Bet va, tai italai, va, jie tokie yra, va, nu, va, jiem Kai- dabar reiks dar, va, 3, kokių 4 varžybų po to, kad jie vėl kažkokį kvėptų. Kaip Domantas pačioj pradžioj sakė, kai tu iš italų nesitikė, Jo, tada jo, jie ir jo. varo, o čia jau dabar, nu Bet gal kažką Čia padarys su labai prancūzais tendencingai ir... juda. Bet iš tikrųjų ir prancūzai sureagavo. Taip. Sureagavo tikrai, Į jų tikrai į savo į savo. laimėjimą. Ai, taip. Tikrai Į savo pralaimėjimą ir pernai metų lygiasis, kur vos nepralaimėjo, tai vėl čia gal ir į tą sureagavo. Ir dabar Sureagavo. sureagavo. toks tikrai- Prancūzam labai ir svarbus bonus taškas, kas dar leidžia kovo dėl... Šiuo 2 bonus taškus galėtų būti už tokį laimėjimą. Nu, italam nepadėjo net ir, kaip sakyt, net ir namų sienos ir užverbuoti balandžiai. Aha, Kas yra, Nežinau, ar pastebėjot, bet balandžiai buvo visiškai Jo, Bet ten pastovi. yra net viena nuotrauka. vienoje pusėje, O, tu gal man sakai- kitoje tupyje. Kažkas gali siuntė, kur būt, jo. žeminimas vyksta ir balandis vidury kameros skrenda. Aš šitas rungtynes turėjo viską, net ir balandžių. Valandžiai. Tai ne, iš tikrųjų, tai gražu pažiūrėti jo skilo levelį ir aš šiaip kažką daugiau kalbėti nežinau, bet pati ta energija. Į mūsų tarpusavio tas Dipondo žeminimų. Ai, teisingai, du Skaičiai. žemino, tai Ai, nu. ramiai, šeštadienį tikrai niekur nebuvo išėję. Jam. Ramiai praleido laiką, sureagavo. Bet šiaip, jeigu taip iš taktikos, iš regbio pusės kalba, nežinau. Nuo pat pradžio atrodo ta energija tokia, kad ne, mes čia nebandysim nieko kantriai, važiuojam. Jo, šitas Spyris, oportunistiniai spyriai. Skrenda belė kur viskas. Rizika offloadint, patogu, nepatogu, nu neįtikėtinai. Čia kaip, žinai, tam lygiai būna, kai pajauti silpnumą, tai dar sugebėti tą silpnumą dar labiau jį suvažinėti. Jo. Žinai, kai yra lengva, tai atrodo,
stenkis dar labiau tą įrodyti. Taip, tai tikrai. Nes nesau, kad jiem buvo lengva, bet kai jau pajauti tą, jie žiauriai pasinaudojo tą, žinai, sutripęs lygį. Prancūzai išmetė 27 offloadus. O, tau iki. 4. Kokie tau statistika, kiek? Ne, viskas taip pat atrodo statistiškai kaip ir prieš tai buvusiose rungtynėse, tik tai čia prancūzai išpildė, viskas irgi 2 arba 3 geriau pas prancūzus. Ir tas pats irgi handling errors irgi daugiau pas prancūzus, nes nudarė belikiek daug visko, bet jie daug realizavo. Bet ir vėl įdomus momentas, kad dar kartelį Dupontas statė į 10 antro kėlinio antroji pusė. Bet toks reiškia, nori šitą žaidėją padaryti visiškai universalą, kuris, ką gali žinot, gal karjerą baigs ir hukerių kokį. Manau, negadintų jisai magos iš tikrųjų, nes žiūrint į jį, nežinau kaip jums jaučiasi žiūrint į jį, bet jisai man atrodo toks labai stiprus žaidėjas toks. Taip, kaklo nėra, svorio centras labai žemas. Bet ir šiaip, ta prasme, jį žiūrint, jisai toks atrodo labai tiesiog stiprus iš savęs toks žmogus, kur ir atsistums ranką ir tave ir pabouncins, ta prasme, nužiauriai. Negadintų vakosis ir realiai nei jokioje pozicijoje, gal aš skirius antrą liniją. Nes nepasiektum. Jo. Bet šiaip, hukerių jį pastatytum, jam būtų sunku, aišku, gal tą sprandžiuką nulaikyti, bet... Bet manau, jo, čia. Bet jisai, man atrodo... Top lygoje pastovėtų. Jo. Top lygoje būtų jisai... Top lygoje gal ir antrojo linijoje. Top lygoje gal ir antrojo linijoje. Tai... Žiūrėk, Antuanai. Reikia. Tau tik pastovėti reikės. Tai, o spėjimai, tai vėl čia aš 5 sakiau. Na, tai čia visi mes. Čia vėl daug sakymą, aš daugiausiai sakiau ir aš laimėjau, bet šį savaitgalį Domantas arčiausiai tikslo buvo. O mūsų YouTube komentarų spėlionė. Kas laimėjo? Šį kartą buvo 2 žmonės. Vėl laimėjo Tomas Prekevičius. Jis kažką žino. Bet mes Tomai tau neduosim, nes surinkai tiek pat, kiek ir kitas žmogus. Kadangi tu pirmą... Kitas žmogus? Komentaras žmogaus yra Vukspuks. Nevrašyta nei kas toks, tai susisiek dėl prizų. Vuksas Puksas. Vinipukas, čia gal nežinau. Tai... lygiai tiek pat surinko taškų tiek Tomas, tiek Vukspuksas, tai atidodam šį kartą Vukspuks. Čia vis tiek tikriausiai kažkas iš jeigu bendruomenės gal norit spėti, kad čia toks galėtų būti. Jo, tai dar spėkit ant viršaus, kad čia toks galėtų būti. Turiu spėjimą, bet negaliu sakyti. Tai toks va tas savaitgalis, 3 ir jau 6 nacijos persivertė į kitą pusę. Taip, liko tik tai... 2 rungtynės. Tai... Netyčia, nežiūrėk. Galim aptarti lentelę iš tikrųjų. Jo, tai čia labai įdomu. Paskutinį vietą. Viskas, šiaip dar ir paskutinė neaiški gana. Neaiški, tikrai. Nes italai neiškovojo bonuso. Tai va, tame ir esmė, kad jeigu Velsas būtų tašką paėmęs, būtų dar prie italų priartėję ir sekant, jeigu laimės prieš škotus arba anglus namie, gali likti 5. Dar tikrai. Taip, čia tas gali būti tikrai, bet vis tiek įdomesnė kova viršui ir viskas spręsis realiai kitą savaitgalį. Kas bus, kur bus prancūzai airiai. Tai dabar pirmoje vietoje galim pasakyti, kad airiai turi 14 taškų, antroje vietoje prancūzai 11, anglai 10, trečioje vietoje škotai 6, italai 4 ir Velsas paskutinėje vietoje 1. Vieną tašką, net vieną jau. Iškovojo su italais bonus tašką. Bet pats įdomumas, kaip ir sakau, yra prancūzai airiai rungtynėse. Jeigu airiai laimi, viskas aišku, viskas baigėsi. Bet jeigu laimi prancūzai ir tarkim ten užtektų tik laimėti. Jeigu laimi prancūzai, anglai gali... Anglai prieš Velsą, jeigu laimi... Gali anglai laimėti 6 nacijas dar. Tai ir anglam priklauso nuo to. Nes tada jie gautų, bet su bonusėm reikia laimėti. Reikia be rungtynės laimėti, jo, su bonus taškais. Ir jie tada eina, tai jiem liko
Ir Vareitų namo. Anglam liko Italai ir Velsas. Tai realiai silpniausios žiūrint komandos. Sakyk, Ir jeigu Laukiu- laimės laukiu vienus šito. taškais, tai čia labai įdomu, nes prancūzam tiek airiai likę ir škotai. Kas vėl čia gali būti įdomu. O airiai, jeigu laimi prieš prancūzus, viskas. Čempionai aiškus, tik tai bus tada klausimas dar Grand Slamo. Jo. Ir airiai Bus ar ne? žaidžia namie su prancūzais, ar ne? Nes Taip, abivoje žaidžia. Jo, nu, čia bus Bet ap- reikalų. Čia mes spėlionėse prieš visą turnyrą apie tai ir kalbėjom, kad va, čia vienas iš tų Reikalų. kertinių rungtynių, kur spręsis iš tikrųjų. Kas laimės ir ar gal net ir bus Grand Slam. Tai va čia tas, ar prancūzam Sakykim. tas italų sutraiškimas duos pakankamą būstą? Čia vėl įdomu. A, italai, nu, Aišku, tau, žinom, bet jie tokie yra, žinai, bet... airiai su Velsu irgi gana prastai sužaidė. Palyginus. Airiai? Airiai Labai dabar. prastai sužaidė. Tai va, Labai toks- prastai, bet čia bus... Vieni sužaidė labai prastai, kiti sužaidė labai gerai. Ir tada susitinki ir tas toks... Čia kaip sakyt, vėl gali sakyti, o tai gal Velsas gerai žaidė, taip toliau, bet nu tiesiog kažkam ta diena buvo truputį geresnė, kažkam blogesnė ir rezultatas gal, kad kažkas sužaidė, kažkas nesužaidė. Nu ir viskas, čia toks tas sportas yra. Kad ir kaip bebūtų, tikriausiai tu vis tiek gal, nenorėčiau taip sakyti, bet nu atleidai gal šiek tiek tą pavarą, negu kad, pavyzdžiui, šį savaitgalį. Ne, kitą ateinantį dar savaitgalį, ne ateinantį, bet dar kitą. Kai žaidži su prancūzais, nu tu vis tiek jau tu žinai, kad tai lems tavo tolimesnį likimą visoje lentelėje ir taip toliau. Tai visai kitokį mentalitetą, aš manau. Taip, kad tai va, žiūrima Veltas ir parodė, jie dar iki šitų rungtynių dar turėjo galimybę tapti čempionais. Dėl to ir taip kovojo, dabar viskas. Iki praeitų. Čia visi. Na, kai sužaidė 3, tada nebegali. Tai va, tai nežinau ką. Tai tiek. Šešias nacijos kaip ir baigtos, galim dabar eiti prie aktualių temų Lietuvoje. Tai Lietuvos Pauliau, kas įvyko šį savaitgalį Lietuvoje? Tai įvyko tiek Šiauliuose, tiek Kaune. Pirmas rungtynės buvo labai, aš kaip suprantu, mes čia žaidžiam taurę. Dariaus ir Girėno, bet nesumatęs tokios sistemos niekada tauriai visam sporte, kiek jis egzistuoja. Vėl, žinai, kadangi dalyvauja nelygiai. Jo, skaičius čia komandų, vėl tai čia, tas yra, sakykim. bet tai dabar irgi dar iki galo neaišku. Lietuvos regis parašė, kad yra antras turas, bet tikriausiai yra pusfinalis. Pusfinalis, taip. Nu, sakykim, kad pusfinalis. Tai Tai verkim. pirmą ketvirtfinalį, tarkim, žaidėm mes, pirmą žaidė Vilniaus regbio akademija prieš Vairą, o mes žaidėm Kauno Ąžuolas prieš Geležinį Vilką. Sistema buvo tokia, išeina abi laiminčios komandos ir susitinka. Kitą savaitgalį, kas vyks šį šeštadienį, 12 val. Mes žaidžiam prieš Vairą. O į kitą pusfinalį pateko Baltriksas, kuris buvo jau pirmoje vietoje ir jis užsitikrino pusfinalį vietą. Ir ta komanda, kuri mažiau pralaimėjo, kas buvo Vara. Vilniaus regbio akademija pralaimėjo tik 3 taškais Vairui ir tas leido jiem patekti į kitą etapą. O šiaip klausimėlis, ar esat kada žaidę Lietuvoje regbį 15 rungtynės vasario mėnesį lauke? Kažkada, Pilnas 15 rungtynės lauke. jo, vis laik būdavo ten kažkokie turnyrai, kažkokie turnyrai, kur žaidė 20 minučių vieną kėlinį arba 20 minučių rungtynės, tai tokių žaisdavom. Tai Tikrai. Aš tikriausiai, kad nesu Tikriausiai, pilnų. kad ne. Pilnų, o bet dabar, va, kai žaidėm pilnas, šalta, šeštadienį buvo šalta, galėjom žaisti sekmadienį, Ir buvo dar, daug fainiau. Šalta, ja. Aišku, žaidėm ant dirbtinės dangos, dirbtinė danga šiek tiek atlaidesnė, ta guma netiek užšala, bet, va, rankos nudroštos, viskas nudaužyta. Labai jau. Atlaidesnė. Bet vis tiek, aš nežinau, kažkaip. Noriu sakyti, žaidė kažkas su šortais. Bet atsiminiau, kad pats žaidžiau. Tai toks. Jo, bet šalta šiaip. buvo, Bet aišku, visi žaidžia su termo užsidėjęs, o žaidžia kaip labai keista matyti, bet, Su jo, kepure. bet tikriausiai, nu, įmanoma. Šimtinais atvejais įmanoma. Bet Kiekvieną manau, savaitgalį tikriausiai būtų gal... Sudėti. Per Ką daug- turi minės kitas įmanoma žaisti? Ne, kad, Vasario nu, mėnesį, žiemą, jo, ta prasme, jo. apskritai. Nu, gal... Neįmanoma, pavyzdžiui, kad... ten jeigu sniego būnant- nebūtų,
Bet jau Ir- turi reaguoti, kaip sakyt, nuo savaitės iki savaitės. Jo, biškai jau turi pristaikyti jo. Sausio mėnesį tai buvo iš vis, nu, ten plus Buvo, jo, 5 ar ten. jo. žinai. Šis geras oras buvo, jo. Šį savaitgalį Čia man tik dabar atrodo, atrodo, labai kad gerai. reikia Šis savaitės žaisti. 4 mačiau bus, tai kažkas. Bet labai viskas priklauso nuo to, bus saulė ar ne, nes Jo, kokia jutiminė. sekmanį ir šeštadienį buvo lygiai tas pats laipsniais, bet skirtumas buvo visiškas. Labai smagu, jo. Tai vat, o daugiau tikriausiai susitiksim kitą savaitę ir aptarsim ateinantį savaitgalį šešių nacijų. Galima sakyti Lemiamą. lemiamą jau, Lemiamą lemiamą savaitgalį. savaitgalį. Dabar tiek. Tai tiek, iki viso.